Kiekvienas failas turi savo dydį. Kitaip tariant, kiek vietos jis užima kompiuteryje arba telefone. Kaip tai pažiūrėti, galima keliais būdais. Galima paspausti ant failo dešinį pelytės klavišą ir pasirinkti apatinį meniu savybės arba ypatybės. Arba angliškai būna parašyta properties. Užeiname čia ir štai yra visa informacija apie failą. Ir kas tai per rūšis arba tipas, tai yra paveikslėlis rašo, toliau rašo jo dydį, štai jis užima 44,5 kilobaitus. Rašo jo vietą, kada jis buvo pakeistas, kada paskutinį kartą panaudotas. Kaip dar galima pasižiūrėti, kiek užima paveikslėlis, tai tiesiog vieną kartą paspausti ant paveikslėlio, kad jis pasižymėtų ir jo dydį rašo štai čia apačioje. Taip pat galima pažiūrėti ir kiek keli failai užima vietos, tai juos pažymim ir rašo apačioje pasirinkti 6 elementai ir jie iš viso sudaro 6,3 megabaitus. Ir dar vienas būdas, kaip pažiūrėti, kiek failai užima vietos, yra pasirinkti failų sąrašą, kad rodytų, ir štai kiekvieno iš jų dydis yra štai šiame stulpelyje. Na ir dar parodysiu vieną dalyką, kaip tikrai negalima keisti failų į prievardžių. Kaip reikia, jau rodžiau, reikia nueiti į programą, paspausti failas, įrašyti kaip ir pasirinkti norimą prievardį iš sąrašo. O kaip daryti negalima. Na pavyzdžiui, aš turiu šitą šokantį bananą, kurio prievardis yra GIF, ar ne? Ir noriu, tarkim, kad man šoktų šitą kriaušę. Na ir pabandykim vietoj PNG tiesiog nutrinti tą PNG ir pervadinti jį į GIF. Pervadinau, pabandau atidaryti ir kas dabar? Failas nebeveikia. Failas yra sugadintas, todėl kad savo rankomis failų prievardžių negalima iš viso čiupinėti. Jų negalima nei nutrinti, nei pervadinti kom nors kitu. Koks failo prievardis yra, toks ir turi būti. O kaip taisyklingai? Tai štai paveikslėlį, pavyzdžiui, atsiveriam su piešimo programa, spaudžiam meniu failas, įrašyti kaip ir po failų pavadinimu apačioje yra prievardžių sąrašas ir čia, pavyzdžiui, man GIF net nesiūlo, aš galiu pasirinkti, pavyzdžiui, BMP, parašysiu pavadinimą O, spaudžiu įrašyti ir einu pasižiūrėti, ar man tas paveikslėlis atsidaro. Štai atsidaro kuo puikiausiai, nes aš jį pakeičiau ne savo rankomis, o su programa.